UAB Permitas didžiuojasi būdami strateginių vežėjų įgyvendinant vieną svarbiausių Lietuvos energetikos projektų – Kruonio hidroelektrinės plėtrą. Tai ilgalaikis projektas, preciziškai sustyguotas procesas, įgyvendinant daugiau nei 200 sudėtingų pervežimų. Projektas tęsiasi daugiau nei metus laiko. Kiekvienas iš krovinių reikalavo individualaus sprendimo, atsižvelgiant į kintantį krovinio svorį, naudojamos konstrukcijas ir griežtus saugumo reikalavimus. Projekto metu buvo gabenami įspūdingų matmenų kroviniai. Kiekvienas vamzdžio segmentas siekia net 12 metrų ilgį ir 6 metrus skersmenį. Priklausomai nuo naudojamų suportų konstrukcijos skyrėsi ir krovinio svoris bei transportavimo sprendimai. Pradžioje kroviniai buvo transportuojami iš Alytaus į Kruonį. Vėliau, perkelus gamybą į Klaipėdą, buvo suplanuota transportuoti sausuma. Tačiau, atlikus maršruto tyrimą, buvo išsiaiškinta, jog iš Klaipėdos transportuoti krovinius būtų gan sudėtinga dėl elektros laidų žemo aukščio ir sudėtingo maršruto. Todėl buvo pasirinktas multimodalinis pervežimas. Šio pervežimo pirmas etapas vyko vandens transportu. Kroviniai barža buvo saugiai pergabenti iš Klaipėdos uosto į Kauną. Toliau logistika persikėlė į sausumą. Specialiai parinktais tralais kroviniai transportuojami į galutinį tašką Kruonio hidroelektrinę. Šis projektas pareikalavo kruopštaus planavimo, nestandartinių logistinių sprendimų, sudėtingi gabaritai, maršruto derinimas, infrastruktūros analizė ir saugumo užtikrinimas tapo esminiais sėkmingo projekto įgyvendinimo veiksniais. Mūsų ilgametė patirtis ir kompetentinga komanda leido suvaldyti rizikas ten, kur kiti matė kliūtis. UAB Permitas jau daugiau nei 15 metų specializuojasi negabaritinėje ir projektinėje logistikoje, vykdydama sudėtingus transportavimus energetikos, pramonės, vėjo energetikos bei infrastruktūros sektoriuose visoje Europoje.